pirmosios dienos. Apie tai gana trumpai ir lakoniškai pasisakė Remigijus Žemaitaitis spalio 28 dieną per spaudos konferenciją po laimėtų antrojo rinkimų turų. Paklausykime. Didžiausias laukia iššūkis tai yra biudžetas, nes lapkričio pabaigoje antras biudžeto svarstymas, gruodžio 3 savaitę ateina biudžeto priėmimas, tai mes turėsime labai didelį iššūkį, nes nuo sausio 1 dienos labai stipriai drastiškai kyla kuro akcizo, kuro kainos, kyla elektros kainos ir šildymo kainos kyla. Tai manau iššūkis bus didžiausias, kaip priimti ir subalansuoti biudžetą. Na, jis paminėjo, kad brangs kuras, elektra ir šildymas. Kūras brangs, aišku, dėl to, kad ūkininkams bus nuimtos kompensacijos, o elektra ir šildymas, jis iš tikrųjų brangsta praktiškai kiekvienais metais. Tai yra nieko naujo šioje Marijos žemelėje. Bet lygiai taip pat reikia turėti omenyje, kad jeigu brangsta elektra ir brangsta kūras, automatiškai brangsta maisto produktai, brangsta paslaugos, nes elektra ir kūras svarbi žaliava gamybai. Todėl natūralu, kad iš tikrųjų brangsta ir visi kiti produktai bei paslaugos. Tai reiškia, nuo sausio 1 dienos mes turėsime vėlgi mažesnės pajamas, nes tą, ką uždirbame, turėsime atiduoti vis didėjantiems ir didėjantiems mokesčiams. Tai yra iš tikrųjų ne veltui sugalvota tos mokesčius didinti, tiek mokesčių didinimas, tiek ir bendrai visa ta infliacija, tai yra kainų kilimas, yra naudinga valdžiukiai, nes taip gali jie surinkti daugiau pinigų į biudžetą. O kam reikia rinkti daugiau pinigų biudžetą? Tam, kad būtų galima sparčiau ginkluotis, nes Gitanas Nausėda jau sakė, kad jau 3 procentai šiandien reikia žaisti, jau 5 ir 5,5 procentų nuo BVP reikalinga gynybai. Reikia rasti papildomus 10-12 milijardų eurų iki 2030 metų. Aišku, didžiąją dalį tų pinigų skolinsis, bet kai kurios surinkinės, didindami kainas, brangindami paslaugas, naujus mokesčius įvesdami ir vienaip ir kitaip plėšdami mūsų šalies gyventojus. Tuo pačiu ir su tom pačiom paskolom, tas paskolas taigi reikia gražinti su palūkanomis, į tam vėlgi skiriami pinigai iš biudžeto, vietoj to, kad būtų skiriami kažkam tikrai prasmingam ir naudingam, kas teiktų naudą Lietuvos gyventojams. Tai nieko naujo šioje Marijos žemelėje, kai visada vyksta plėšikavimas pilnu tempu. Tikrai nepavydžiu naujai valdančiai koalicijai, nes tai, kaip ir minėjau, nuo sausio 1 dienos daug kas brangs ir automatiškai daug kas kaltės tą naują valdančią koaliciją, nors jie prie šio biudžeto formavimo praktiškai prisidės labai minimaliai, nes naujasis biudžetas bus tvirtinamas čia lapkričio gale, gruodžio gale, gruodžio mėnesį turėtų pasitvirtinti, tai naujoji valdančioji dauguma minimaliai galės prisidėti prie to ir mes ateinančius 2025 metus važiuosime su liberalų konservatorių surinktų biudžetų ir jų suformuotų biudžetų. Todėl visas tas pabrangimas, tai aišku, bus ankstesnės valdžios pasiekmė. Aš tikrai neteisinu naujų valdančiųjų, aišku, tikėtinai jie labai panašią politiką vykdys, bet visą laiką reikia sakyti taip, kaip yra. Naujoji valdžia dar nespės prie biudžeto prisidėti, jie prie naujo biudžeto prisidės kažkur tai nuo metų vidurio, kai galės koreguoti biudžetą, ir kitų metų gale, tai jau bus jau jų naujosios valdančios daugumos biudžetas. O dabar visą tai, ką mes turime, tai turime būtent landsbergistų ir jų satelitų suformuotą biudžetą. Tai naujoji valdančioji dauguma turės vargti su to biudžetu ir automatiškai jie dar gaus tiek žmonių pykti, tiek ir tų pačių landsbergistų satelitų organizuojamus protestus. Nes lapkričio 14 dieną įvyko Vilniuje prie Seimo tas